savaitgalis. Aikštelės gyventojai galiausiai. Mes čia norėjom prie pat susiskolinti. Susėdė, nieko nedaro. Aš noriu turi. Ateina. Čia, nu ir kas tas? Dėtų čia į eilė, į tualetą. O Dieve, čia eilė prie tualeto. Palauk, iki eilę. Pažiūrėta tikrai. O Dieve. Ten eilė prie to. Nežinau. Gal aš jau žiūriu noriu. Žiūri. Sau tai laukiam, ką dar darysi. Šakės, kiek, nežinau, ar ten turistai kažkokie, kiek tų buvo daug laukiančių prie klozeto. Savaitgalis. Na jo, savaitgalis, bet tokia eilutė. Daug visokių danų, olandų, čekų, lenkų. Na jo, iš visur tikriausiai suvažiavusių. Mašinų numerių. Jo, euras kainuoja į tualetą nueiti, bet iš tikrųjų, ką pamačiau labiausiai atkreipė dėmesį, tai vienintelis tualetas, kuriame nereikėjo apsidengti. Apsidengėt jūs, kai einat į viešus tualetus? Tai čia apsidengti nereikėjo. Vat kodėl, pažiūrėkit kodėl. Čia Vokietija, jeigu ką. Iš tikrųjų šalia Austrijos, nuo Austrijos į Italiją važiuojant, šiek tiek reikia į mūsų keliu įlysti į Vokietiją. Šiokį tokį galiuką. Oi, kokia faina pilis. Žiūrėsim, matys per kamerą. Labai per tą nešvarų stiklą. Žemiau turi čia laikyti. Tai va, dabar esame Vokietijoje.
Nu ką, vėl prisipirkom salačikio, visokių jogurtukų, visokių nesamaniukų. Tai nes iš tikrųjų nestojam niekur valgyti, nes visus miestelius, kur pravažiuojam, tai nėra jokių kavinių. Tai ir plus taupam laiką, nes kol atsisėsi, kol užsakysi, iš tikrųjų diena tirpsta, atrodo nieko nepavažiuojam, nes laikas bėga labai greitai. Prie italų sienos būsime tik 3 valandą. Mūsų čia laiku, tai yra valanda anksčiau negu Lietuvoje. Tai tiesiog labai greitai laikas bėgo, nuvažiuoti nelabai eina, todėl mes taupam laiką ir parduotuvėse apsiperkam ir kažką užkandam. Kaip samoškins. Kaip samoškins. Jie man pavyzdį Jo. pasitvirtinusi Bet jau. visokių tokių nesąmonių yra. Ir čia, ir pakankamai sveikų, tai nieko. Išsivirsim sriubytės Ispanijoje, kai būsime vietoj. Tai va. Ką dar norėjau paminėti? Kažką dar norėjau paminėti. Kai prisiminsiu, papasakosiu. Dabar einam biškutį pavalgyti, nes norim valgyti labai. Mažiukau, kokios salotos skanesnės? Lenkijoje? Lenkijoje čia kaip mes valgėm. Čia. Lenkijoje valgėm. Lenkijoje, ne? Čia skanesnis. Čia skanesnis, ne? Nes brangesnis, ne? Čia kainavo 5,10 €, o ten kainavo 2,30 €. Tai va dėl to ir skanesnis. Galbūt. Duosi mažytę to. Gal į tas turi įtakos. Ką nori? Duokit ir man. Nuvažiavam dar tik 2,70. Kodėl? O važiuojam jau visam žinybę, atrodo. Nu jo, ir iš tikrųjų vien tingiuoti keliai, nacionalinės. Dėl to eina taip greitai pajudėti šiandieną. Plius, bet iš tikrųjų labai gražus vaizdai, tai neliūdna yra kur akis paganyti. Visai neužilgo stosim nakvynei Veronoje, Italiano, ne? Italiano? Taip. Pasimsime va šitokį, tokius apartamentus kažkokius. Iš tikrųjų jau yra tamsu, nežinau ar matote kažką, tai labai jaučiu. Taip, iškiuką pavalysiu kamerą. Žodžiu, va tokie apartamentukai kažkokie laukia mūsų. Paprastučiai, bet tikėkimės neprastučiai. Ok, važiuojam, neužilgo būsim. Toliau važiuokite tiesiai. Tada apsisukite.
Mes esame Veronai. Va čia mūsų viešbutukas. Gali pasimti. Labai sunkus. Nu taip, žiūrėjau. Einam pabandysime atidaryti duris. Mažutė, aš turiu pilnas rankas. Esam Veronai, pačiam centre. Bet manau, kad neįsim pasivaikščioti niekur. Nereikia suvesti. Ai, čia reikia kišti. O, kaip čia kišti dabar ją. Galėsim pasivaikščioti. Kaip rūmai atsidarė, sezamai atsiverk. Tėtis piktas ir pavargas jau. Kelintas aukštas. Ai, second floor, lyg tai sakė, 404 kambarys. Na, ateikit greičiau. Antras aukštas. Mam, mes Dieve, čia nebedirbsim. visi netimpsim. Palaukit, eik lauk, eik lauk. Nu ne, aš ne. Nu, palauk. Jau uždirbsiu dar. Ate, nu gerai. Ateik, čia daug Ne, malaka. ne, ne. Aš turiu vieną. Kelintas aukštas. Antras. Į, man atrodo, sakė second 404. Einam, Nu, spausti, čiukai. Prašau telefoną pasidėjau. Ai, ne, pasituriu kišeniai. Ai, ja. Sportininkai lipa laiptais. Čia kaip vonioj. Mūsų apartamentai. Kas čia Apartamentai. Kur tas šviesa? Aš čia miegosiu. Ne, vaikai miegos ant Arba ten. lovyčių. Tai ką, čia vietą lieka. Turim savo karą. Nu, fainai. Visai fainai. Šis. Net virtuvė yra. O jūs čia galėsite. Ir dujinė yra. Kur? Taigi čia jūs kažkur. Žodžiu, Veronos centre pasistatyti mašiną galima. Ir mums pasisekė, radome 1 valandą euriukas. Radome. Tai arba yra viešbutuko parkingas, bet Parkavas. ne, pačių nei parkavus būtumėt pamatę, kaip gedasi parkavo, nu, bet parodysiu. Išvažiuoti nežinau, kaip bereiktų. O dabar reikia nusipirkti biletėlį. Tos siauros Italijos gatvelės. Žodžiu, parkingas viešbučio 20 eurų. O už stovėjimą sumokėjom tik euriuką. Įsivaizduoju, sutaupėm 19 eurų. Bet būsim nesaugus ant gatvės. O Jėzau, kad labai brangi mūsų mašina. Nieks tikrai ne. Pakankamai brangi šiuo metu. Labai brangi. Kai reikėtų parvažiuoti. Iš tikrųjų žiauriai Autostop. brangi, nes tokia gera. Tranzais, jeigu reikėtų parvažiuoti, tiek jau kilometrų atlaikysiu. Oi, čia mašinyti ir neįvertinti. Žodžiu, pažiūrėkite, kaip įparkavo. Nu, visai neblogai, ne? Visai neblogai. Einam ieškoti, kur galėtumėm kažko pavalginti. Ar sriubytės kokios. Pizza Polo. Italiano pizza. Nešimui. Ne, Jėzu, tik ne pizzas, einam kažkos sriubytės kažkokios. Pica, atėjom, atvažiavom į tą Italiją, o tu čia sriubas kažkokios. O Dieve, aš noriu sriubos, o ne pizzas. Mums reikia susirasti kokį gerą.
Dideliu. Kiek čia saldainių rojų, žiūrėk. Čia kaip Akropolis. Nu jo, grynų. Nežinau tie, kas ten per parduotuvę. Nu labai fainai iš tikrųjų. Akropolis laukia. Kai pravažiuoji visus miestus, miestelius kitus, tai atrodo Veronai atsidūrėm kažkokioj civilizacijoje. Visi gražus, visi pasitempę, pasipuošę, išskyrus mes, kaip norėtųsi bent pasidažyti jau. O dabar matosi, kad esam iš po kelionės, kaip bomžiukai kokie. Aš taip užsigalvoju, mama, aš tokia įeinu čia žaisti keliu, tai sakai, čiau, aš tokia, ai, gal neinu čia. Gerai, kai jau tiek grįžtam, nes mūsų maistas jau bus atneštas, paskui užšals. Mamma mia. Aš taip visko noriu. Aš noriu lazanijas ir šitų spagečių ir picos ir šitų makaronų. Bet aš noriu labiau lazanijos. Noriu greičiau valgyti. Jau va, itališka pica iš tikrųjų nelabai sužavėjo, nors šitam bariuke buvo daugiausiai žmonių. O čia neaišku kas. Kažkas. Tai va šitas daiktas kainuoja 17 eurų, o pica kainuoja 11 eurų. Bet vis tiek, 11, ne brangiai. O sultis kainuoja 5 eurai. Žinau, kad rūpų kainos dėl to sakau. Ar bus skanu, to pasakysim, bet neatrodo labai sužavėtų. Tu mamai labiausiai. Noriu greičiau valgyti. Jau va, itališka pica iš tikrųjų nelabai sužavėjo, nors šitam bariuke buvo daugiausiai žmonių. O čia neaišku kas. Kažkas. Tai va šitas daiktas kainuoja 17 eurų, o pica kainuoja 11 eurų. Bet vis tiek, 11, ne brangiai. O sultis kainuoja 5 eurai. Žinau, kad rūpų kainos dėl to sakau. Ar bus skanu, to pasakysim, bet neatrodo labai sužavėtų. Tu mamai labiausiai. Lėtai, tas jūsų liftas. Imkit, atrakinkite duris. O dieve. Nu jo, pasirodo, ne mes vieni čia su šunim. Nu ką, pagaliau parsivilkom namo, eisim ilsėtis. Kaip supratote, esame jau Italijoje, Veronai. Šiandien vėlgi nelabai daug nuvažiavom kilometrų, nes jau čia nebe autostrados, kad ir autostrados, bet neina taip greitai pavažiuoti jomis per dieną. Tai va, rytoj važiuosim link Prancūzijos sienos, pro ją turėsim galiuką pravažiuoti. Tai va, tikriausiai pasigedot mūsų pusryčių Austrijoje. Ir iš tikrųjų jų ir nebeparodysiu, nes per klaidą ištryniau. Žodžiu, nesu profesionalė tame reikale įrašinėti tokius video.
Bet jeigu matysiu, kad jums patinka, pasistengsiu apie tai labiau pasidomėti. Tai žodžiu, prisidirbau ir netyčia ištryniau. Bet apie tos pusryčius nelabai ką ir galiu papasakoti. Iš tikrųjų, prisimenat, kai sakiau, kad Lenkijoje vokiški pusryčiai panašus į vokiškus pusryčius. Tai iš tikrųjų Austrija ir Vokietija yra šiaip labai panašios šalis tiek mentalitetu, tiek savo istorija. Tai pusryčiai Vokietijoje, Austrijoje, kiek esam buvę, tai dažniausiai būna tokie kaip Lenkijoje, kad gavom. Tik tai tiek, kad Lenkijoje davė dar dešrelių, tai Vokietijoje, Austrijoje dažniausiai nelabai sulauksi. Tai va taip, nieko įspūdingo, tai nieko nepraleidot. O dabar einam ilsėtis. Iš tikrųjų labai faina kiekvienoje šalyje. Važiuojant pro Austriją, grožimės, iš tikrųjų Austrijos gamta, nereali, natūrali gamta, Austrijos yra tikrai pasakiška. Įvažiuojusi dabar į Italiją, iš tikrųjų Italijoje labai faina vaikščioti po miestus, kad ir Verona, ar ne, pakankamai gražus senamiestis, labai gražus žmonės, labai puošiasi, prasilenki su kiekvienu žmogum, prisikvepinę, pasidažę, madingi. Tai kaip Austrijoje yra akis, kur paganyti į gamtą, tai Italijoje sėdėčiau visą vakarą kavinėje ir stebėčiau žmonės, nes tikrai yra į ką paganyti akis. Nu ką, gerai, einam ilsėtis, susitiksime rytoj.